Labas rytas visiems. Spėkit, kur mes atvažiavom, ogi į Kiniją, arba tiksliau į saulėtą į Honkongą. Ką tik praėjom visas procedūras, ganėtinai viskas paprasta. Gavom vizą iki balandžio mėnesį pabūti. Tik ilgai neužsibūsim, tai bandysim per porą dienų pamatyti, ką gali maksimaliai daugiau. Laukia yra sausio pabaiga, oras apie 20 laipsnių šilumos. Dar tebesam oro uosto teritorijai. Kol viską apsipirkom, kol viską susitvarkėm. SIM kortelę pasiėmėm, viskas vyko labai sklandžiai, be jokių problemų. Visi žmonės paslaugus, viską aiškina, vienu žodžiu. Fainiai. Pirmi įspūdžiai žiauriai fainus. Ir dabar laukiam autobusą ir varysim autobusą iki miesto. Laiką turim, aišku, yra metro opcija pasirinkimas. Bet kadangi mes laiko turim, tai su autobusu nusprendėm, kad bus žymiai įdomiau. Autobusų parkas toksai. Visi dviejaaukščiai autobusai pasiruošę. Mūsų turėtų atvažiuoti už 12 minučių. Na ir žiūrėsim. Vyksim iki vietos. Gyvenam centre, Konlau rajone. Tai pats nežinom, kaip atrodo, bet turėtų būti gražiai. Kas nežino, Honkongas turi daugiausiai dangoraižių pasauly miestas. Tai turėtų būti ganėtinai įspūdingas džiunglės, betoninės. Atsikraustam į viešbutį. Važiavom. Turėjom biškį dar pasivaikščioti, tai pavargom, pakol aišku pasivaikščiom ir ėjom biškį pukaituką. Porą straipsnių nusnausti. Tai dabar atsikėlėm ir eisim jau į miestą. Gavom viešbutį, tokį kambarėlį. Su lova, su televizoriu, su stalu rašomuoju. Papras kambaris, nedidelis. Vonė tualetas vienam žmogui. Nedidelė vonikė. Viskas. Labai paprastai. Dabar jau varysim į viešbutį, į miestą. Kažkoks super sunkaus, stipriai nieko šiandien nebenuveiksim. Bandysim šį beitą apeiti, kokį marketą nuvaryti ir jau rytoj paliksim visus pagrindinius dalykus. Kažkaip esu apsirgęs. Pasigavau koroną tikriausiai, kinietišką. Sugėriau vaistų, tai gal praeis. Pamėguojau, čia atrodo kaip zombis dabar, bet nieko. Kaip nors išgyvensim, ne tokius išgyvenom. Baisumus. Parodys dar per langą vaizdas, pagrindinis dalykas. Čia nelyja, kad langą štai. Čia jau pradėjo lyti, žiūrėk. Ramba mes atvažiavom iš Tailando, tai biškiai ir šalta, eisim striukį pirį dabar. Toksai vaizdelis. 16 aukštį davė. Visai nieko. Jau dabar sutema, jau pradės gražėti viskas. Tai va, susitiksim lauke. Blemba 100%, kad lyja. Ir gali būti, kad nemažai. Turime kavinytę, užsėdom biškį pavalgyti. Saldamako. Atsigert kavos.
O, jie sukridau šitus dar vis. Nežinau kodėl. Tai va tokius pasiėmėm pyragiukus. Kavytės, pyragėliais. Niam. Kas čia vyksta, net nežinom patys. Happy birthday. Kažkoks gimtadienis kažkieno. Čia kažkoks gimtadienis kažkieno. Nu tai prašo happy birthday, nu. Kaip tas Hongkongas ir gyvena. Hongkongietiškai. Taigi atėjome į, kaip čia vadinasi tą alėją, pamiršau ir lauksim. Pamiršau, kaip vadinasi tas Hamburg, aš nežinau. Nesvarbu, kaip vadinasi. Dabar lauksim tų visokių šou. Dangoraižių šou bus, ne fejerverkai, niekas, bet lempučių šou. Čia tipo 8 valandą vakarą kiekvieną vakarą vyksta. Tai bus matyti. Dabar pakol kas atrodo taip. Šiaip vaizdas tai nerealus, čia neįmanoma pertikti per kamerą. Be šansų čia per kamerą kažką pamatyti, realybėje atrodo tai vau. Na va, pažiūrėjom šou. Galvojom, kad bus įspūdingesnis, bet yra kaip yra. Gražiai, aišku, tas biškį mažiai man to lazerių buvo. Tai va, dabar einam į marketuką. Visą laiką. Marketas ir bus geriausia vieta. Tikrą gyvenimą pamatyti. O ne čia turtuolių. 5 žvaigždučių viešbučius, kaip įsipuošiu. Gražiai, ką padarysi. Ne mums. Eina per gatvę. Opa! Atėjome į Temple Street Hongkonge. Pagrindinė maisto ir visokių kitų dalykų pramogų gatvė. Tai va. Gali pirkti visokius šudalakus, kaip ir Bankokė. Nieko nesiskiria. Dalykai ir kaip ir visur pasaulyje. Visi nori išdirbti, visi nori prekiauti. Viską nuo iki gali gauti. Atvykę tokia faina, apšviesta gražiai. Stovi ir mergaitės ant gatvės, kas nebūtų keista. Taip kad toli nuo Bankoko vaibo nepabėgi. Visko yra ir čia pasirodo. Tikrai žinoti, kur ateiti, žinai. Tokiais dalykai. Ne. Einam pandų ieškoti. Einam pandų ieškoti, vieno yra šalia. Supandėjus tokia visai. Didžioji, buvo atvažiavo mažoji, paliko didžioji panda. Nepaliks čia. Na, šūdų tai čia yra daug. Man asmeniškai nieko įspūdinga. O, paveikslas, gražus antai. Šitas va. Tai jo.
Gražių paveikslo nėra. Kiniai po 80. Nu, yra brangiau negu Bankoke viskas. Iš tikrųjų, nežinau kodėl. Neturiu atsakymą į tą klausimą. Bet yra viskas žymiai brangiau. Kažkodėl. Pasirinkimų tikrai nėra. Irgi. Esu žiauriai sergantis. Žiauriai susirgau eilinį kartą. Nežinau, kas atsitika. Tikiuosi, neužsilenksiu čia. Palinkėkit man sveikatos ir pinigų. Viskas, važiuojam namo ilsėtis. 10 valandų vakar. Sėdim autobusą, porų stotelių beliko. Ir eisim gulti. Rytoj nauja diena, nauja sveikatos, galbūt geriau. O jei ne, tai nežinau. Ką čia padarysim? Tikėkimės geriausiai. Iki ryt. Labas rytas, ponai, ponios. Atsigavau biškį šiandieną. Tai išlendau į gatvę. Siaubingas susirgęs. Nėra nei sveikatos, nei noro ką nors daryti, bet jau kadangi išlendau į gatvę, tai parodysiu, kokią vietą atvažiavom. Čia yra labiausiai instagraminė vieta Honkonge. Apartmentų blokas. Wow. Spūdingai atrodo. Negalim nei filmuoti, nei nieko daryti. Bet mes filmuojam. Vietiniai štais vaikšto. Mes irgi nieko nedarom blogo, po biškį. Triukšmo nekeliam. Tai va, tokia tai vietelė šitais. Labai gražu. Faina. Madam vaikšto visi. Sėjautis į filmo vaidmenį. Filmo vaidmenį. Kokią filmą? Kobros smūgis su Bruce Lee. Ne, Jūratė Čiurka. Jūratė karatistė. Čiurka. Čiurka, čia Jūratė skelbė Čiurka Ilko. eina ieškoti ryžių. Na. Smirda, kiaušiniai. Kiaušiniai su puviu. Žiaurus maistas ir aš neturiu žodžių. Na va, o taip čia gyvena žmonės, čia ir gyvenami rajonai. Labai toli nuo centro. Darbuorai žvyra vis tiek. Tokiais dalykais po biškį lašnuoja vis. Ar nori tą įpirkti ar ne? Nežinau, kaip čia stovėtų. To reikės eit per gatvę. Jeigu rytoj reikia. Apsispręs. Nebus, niekur neis. Rytoj reikia. Va, yra sausio pabaiga, visur žalia. Dabar važiuosim su tramvajum iki namų, iki centro. Biškį daugiau miesto pamatysim. Westbound. Va, čia gerai. Nu gerai, dabar niekur nelips pusę valandą. Čia yra anglų kalba nemažai visų prirašytų, taip kad bėdos per daug nėra. Galim komunikuoti. Siaubingai esu susirgęs. Tas yra kinietiška korona baisi. Pati baisiausia, kas susirgęs.
atsisveikinsime. Ate.